Dabar atliksim eilinį kartą eksperimentą su RVS Master produkcija. Šitam automobiliui, kurisai yra praėjęs 500 000 kilometrų, pasiekęs 2 rekordus, pernai Palangoj trasoj lenktynių 2,5 valandos dirbo be alyvos, toliau buvo užpilta ir sėkmingai važinėjo dar kokį 20 000. Šiemet buvo pasiektas rekordas iš Vilniaus į Klaipėdą be alyvos. Pasiekus rekordą buvo supilta vėl alyva į karterį ir buvo sėkmingai eksploatuotas automobilis iki 3000 km. Bet deja, pasireiškė šitos ekstremalios sąlygos turbinai ir jie pradėjo dabar dūmyti, tepalą deginti ir variklis nepriima apsukų. Šitam servise su specialistais pasitarus priėmus išvadą, kad iš tikrųjų tai yra turbinos susidėvėjimas arba techninis gedimas. Kadangi mes turim įspūdingą produkciją RVS Master, bandysim dar kartą pakelti šitą turbiną. Kodėl sakau dar kartą? Kadangi prieš 7 metus, prieš 170 000 jau buvo nustatyta turbinos susidėvėjimas ir dėka šito produkto ji buvo atstatyta ir, kaip minėjau, pasiekti 2 Lietuvos rekordai be alyvos. Kadangi priklauso varikliui 3 pakuotės, mes nebenaudosim praplovėjo, nenaudosim 2, o naudosim 1 pakuotę eksperimentui ir pabandysim. Dabar pademonstruosim, kaip atrodo turbinos veikimas. Pažiūrėsim, ant kiek išmetama dūmų ir kaip dirba variklis. O dabar užvesim variklį ir kaip reikalauja instrukcijos, leisim jam padirbėti 15 minučių laisvom apsukom. Toliau užgesinsim porą minučių, tai yra labai svarbu šitam RVS Master produkcijai, ir po 2 minučių užgesinimo užvesim ir važiuosim į trasą ir lauksim, po kiek kilometrų pasieksim norimą efektą arba sumažės dūmingumas. Nu ką, variklis atidirbo 15 minučių, kaip priklauso. Dabar privalom užgesinti 1-2 minutėm ir paskui važiuoti į trasą. Tai vat, pravažiavom 7 kilometrus, jau dūmingumas gerokai sumažėjo, reiškia efektas yra, trauka variklio pagerėjo. Dabar važiuosim toliau, ko gero dūmingumas dar privalės sumažėti, nors čia labai mažas kilometras nuvažiuota. Na ką, aš manau, kad efektas jau gana artimas iki norimo. Turbina beveik nebedūmina, trauka yra, variklio darbas geras. Pravažiavom labai dar mažą procentą reikalingų kilometrų. Su šitą pirmo apdorojimu privalom mes pravažiuoti 500 km ir atlikti antrą apdorojimą. Ir baigus pravažiuoti 500 km, galim priimti nuostatą, kad kompresorius turbina atsistatė pilnai. Taip pat pasidengė ir sudėvėti metaliniai paviršiai, alkūninio veleno, cilindrų, žiedų
paskirstėm velnėlio, variklis visiškai kaip naujas.